Įsidarbinimo portfelis tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip susikurti asmeninę LinkedIn paskyrą ir kaip joje geriau save pristatyti. Naudojant jums įprastą paieškos sistemą, paieškos laukelį įrašykite LinkedIn. Užsiregistruokite įvesdami savo elektroninio pašto adresą ir susikurdami slaptažodį. Pridėkite nuotrauką savo profesionaliai paskyrai, kuri jūs pristatytų pozityviai ir rimtai. Jūsų LinkedIn viršelio dizaino pasirinkimas yra labai svarbus, nes jis lemia įmonės ar LinkedIn vartotojo pasitikėjimą jūsų asmeninę LinkedIn paskyrą. Pasirūpinkite, kad jūsų LinkedIn viršelis atrodytų gerai. Pasirašykite profesionalią paskyros antraštę, nes ši pristato jūs kitiems LinkedIn vartotojams. Užpildykite papildomą informaciją apie savo LinkedIn paskyrą, pavyzdžiui, gyvenamąją vietą, taip pat profesinę veiklos sritį. Nes tai leidžia jūs filtruoti tinklo paieškos rezultatuose ir taip pritraukti vartotojus galimai susidomėjusius jūsų paslaugomis. Dabar turėtumėte optimizuoti savo LinkedIn paskyrą. Pirmiausia, pritaikykite savo LinkedIn paskyros URL, kad jis būtų paprastesnis ir lengviau pasiekiamas. Tada įrašykite savo profesinę patirtį ir kompetencijas. Savo profilyje nurodykite savo išsilavinimus ir kvalifikacijas. Taip galėsite išsamei aprašyti savo kompetenciją, o tai darys įtakos turinio rekomendacijoms, kurias jums siūlys LinkedIn. Plėskite LinkedIn tinklą, kviesdami savo pažįstamus ir ieškodami papildomų kontaktų, kurie galėtų būti jums naudingi. Prašykite rekomendacijų. Jei jau dirbote ar atlikote praktiką, jūsų darbo patenkintų specialistų ar įmonių atsiliepimai yra jūsų stiprioji pusė. Peržiūrėję šią pamoką, galite pabandyti susikurti savo LinkedIn paskyrą, naudodamiesi antro B modelio žingsnis po žingsnio mokymosi veikla, kurią parengė įsidarbinimo portfelio komanda. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenę Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.